Iš Evangelijos pagal Matą. Jėzui gimus Judėjos Betliejuje, karaliaus Erodo dienomis, štai atkeliavo į Jeruzalę išminčiai iš rytų šalies ir klausinėjo, kur yra gimęs žydų karalius. Mes matėme užtekant jo žvaigždę ir atvykome jo pagarbinti. Tai išgirdęs karalius Erodas sunerimo, o su juo ir visa Jeruzalė. Jis susikvietė visus tautos aukštuosius kunigus bei rašto aiškintojus ir teiravosi, kur turėjęs gimti Mesijas. Tie jam atsakė, Judėjos Betliejuje, nes pranašas yra parašęs. Ir tu, Judo žemės Betliejų, anaiptol nesi menkiausias tarp žymiųjų Judo miestų, nes iš tavęs išeis vadas, kuris ganys mano tautą Izraelį. Tuomet Erodas slapčia pasikvietęs išminčius, smulkiai juos išklausinėjo apie žvaigždės pasirodymo metą ir siųsdamas į Betliejų tarė, keliaukite ir viską sužinokite apie kūdikį. Radę praneškite man, kad ir aš nuvykęs jį pagarbinčiau. Išklausę karaliaus, išminčiai leidosi kelionėn ir štai žvaigždė, kurią jie buvo matę užtekant traukė pirma, kol sustojo ties ta vieta, kur buvo kūdikis. Išvydę žvaigždę jie be galo džiaugiasi. Įžengę į namus, pamatė kūdikį su motina Marija ir parpuolę ant žemės jį pagarbino. Paskui jie atidengė savo brangenybių dėžutes ir davė jam dovanų – aukso, smilkalų ir miros. Brangieji, šios dienos Evangelijoje mes girdime apie 3 iš rytų atkeliaujančius išminčius. Apie 3 žmonės, galima sakyti keistuolius, kurie ryžosi nukeliauti gausybę kilometrų vien tam, kad nusilenktų prieš tą, kurio nepažino, prieš tą, kuris viršijo visą jų suvokimą, viršijo visą tai, ką jie buvo sužinoję ir pažinę. Ir štai jie atkeliauja į Jeruzalę. Jeruzalė, kuri yra didelis miestas, svarbus miestas, į kurį dažnai atkeliauja karavanai, pirklių, karavanai keliauninkų. Tai įprastas vaizdas. Jeigu šie išminčiai būtų paprasti žmonės, tai netgi tai, kad jie klausinėjo apie gimusį karalių, kas šiaip yra pavojinga. Klausinėti kitų žmonių arba kalbėti apie tai, kas galėtų pakenkti tuometiniam valdovui, tai galėjo virsti kaip minimum neramumais, o galbūt netgi žydų sukilimu. Tai daryti būtų neprotinga. Ir jeigu tai būtų paprasti žmonės, juos greitai būtų suėmę, įmetę į kalėjimą ir apie juos pamiršę. Tačiau sargyba neišdrįsta to padaryti. Ir žinia pasiekė Erodo ausis. Erodas, kuris turi visišką galią savo šalyje, irgi nepuola jų suimti. Jų galėjo juos suimti, ištardyti ir sužinoti visą, ko jam reikia. Tačiau jis juos pasikviečia pas save. O tai liudija. Pirmiausia, kad pats karavanas įžengęs į Jeruzalę nustebino ir į save atkreipė dėmesį. Tai reiškia, kad jų drabužiai, jų gausi palyda, kuri saugojo juos kelionėje, atkreipė kitų dėmesį ir liudijo apie šių išminčių aukštą visuomenės padėtį. Todėl su jais buvo elgiamasi kitaip. Ir štai šie 3 išminčiai leidėsi paskui žvaigždę ir atradę kūdikį prieš jį suklumpa ant kelių. Suklumpa ant kelių ir atneša tas dovanas, kurias tiek naktų ir dienų nešė jam. Šiuose 3 išminčiuose prieš Jėzų suklumpa visa. Suklumpa ir atiduodama visa, kas tais laikais ir šiais laikais bandoma pastatyti į Dievo vietą. Tai yra turtai, valdžia, grožis, kūniški malonumai, patogumas, savitikslai, magija, horoskopai, visa. Visa užleidžia vietą užgimusiam Mesijui. Ir šie 3 išminčiai, keliavę daugiau kaip prieš 2000 metų, kiekvienam iš mūsų užduoda klausimą. Jei tu esi krikščionis,
Ar pats savo gyvenime jau leidėsi į tą piligrimystę, kurios galutinėme tiksle sutiktum Kristų, tavo išganytoją? Ar sutikęs jį parpuolė ant kelių? Ar prie jo kojų padėjai visą savo gyvenimą, visą save, visą tai, kas tau yra brangiausia? O galbūt pamatęs jį, arba išgirdęs apie jį, pamatęs jo užtekėjusią žvaigždę, likai savo patogume iš tolo grožėtis ir džiaugtis, kad yra tas, kuris tave myli. Ir šios dienos 3 išminčiai man ir tau užduoda klausimą. Ar tu leidėsi jau į tą piligrimystę, paskui užtekėjusią Mesijo žvaigždę, kad pasiekęs Jėzų sukluptum prieš jį ant kelių ir atiduotum į jo rankas visą savo gyvenimą, visą save, visą tai, kas yra tau brangiausia? O galbūt likai patogiai ir gražiai išpuoštose savo rūmuose, stebėti užtekėjusią žvaigždę ir gerėtis ir grožėtis užgimusiu Mesiju, kuris mus myli. O jeigu pasiekęs ir suklupęs prieš jį atidavei visą savo gyvenimą, visą save, ar vieną dieną nesugrįžai pasiimti dalies to, ką atidavei jam? Norėdamas gyventi taip, kaip patogiau, norėdamas gyventi taip, kaip naudingiau. Daugybę kilometrų įveikę 3 išminčiai man ir tau sako: būti krikščionimi tai reiškia nebūti stebėtoju, nebūti Jėzaus gerbėju. Būti krikščionimi reiškia būti ištikimu jo sekėju. Būkit palaiminti užgimusio Kristaus, prie kurio kojų kiekvienas mes turime pakloti visą save.